nuo abiturientų iš Šiaulių ir pranešimo tema Tarptautinis bakalaureatas alternatyva nacionalinei švietimo sistemai. Labą dieną visiems. Čia gerai. Gerai. Tai aš esu Paulius, kaip mane pristatė, esu iš Šiaulių. Šiaulių didžiojo gimnazijos ir mokosi TB2 klasėje. TB2 reiškia Tarptautinio bakalaureato antroji klasė. Ir šiandienos pranešime aš pasakosiu galbūt apie tai, kas yra Tarptautinis bakalaureatas, koks jis yra Lietuvoje, koks jis yra mano mokykloje. Ir galbūt pabandysiu pasakyti, ar iš tikrųjų jis gali padaryti mokinį laimingu, ar negali to padaryti. Nes prieš atvažiuodamas čia pažiūrėjau, kokia yra konferencijos tema, pažiūrėjau, apie ką reikėtų daugiau kalbėti ir pasistengsiu prezentacijos pabaigoje truputėlį įvertinti tai, kas taip yra per programą. Tai visų pirma, noriu paklausti, ar žinote, kas yra Tarptautinis bakalaureatas, gal girdėjote kas nors? Jūs girdėjote? Gal žinote, kas mokas, ką nors? Tai gerai, dar papasakosiu truputėlį. Tarptautinis bakalaureatas, aš čia rašau visur IB, tai angliškas trumpinys, nes čia galbūt labiau pratę esam kaip mokiniai, bet bakalaureatas buvo įkurtas 1968 metais, prieš 45 metus, ir jį kūrė grupelė labai iniciatyvių mokytojų Ženevos tarptautinėje mokykloje Šveicarijoje. Ir dabar Šveicarija yra viena iš pagrindinių bakalaureato būstinių ofisų. Ir ekrane matote, kokia yra maždaug bakalaureato vizija, kokia yra misija. Tai yra sukurti geresnį pasaulį per išsilavinimą. Ir čia sakome, vertiname savo sunkiai uždirbtą kokybės, aukštų standartų ir pedagoginės lyderystės reputaciją. Ir kas nežinote, kas yra Tarptautinis bakalaureatas, tai galiu pasakyti, jog ta reputacija visame pasaulyje, ypač vakarų pasaulyje, yra labai ta reputacija yra susijusi su labai akademiškais dideliu krūviu ir su socialinės atsakomybės, jeigu taip galima pasakyti, mokiniuose ugdymu. Čia, ko neįtraukiu šitą skaidrę, tai yra vienas galbūt labai svarbus dalykas. Tai yra tai, kad Tarptautinis bakalaureatas yra apibrėžęs taip vadinamą mokinio profilį. Ir mokinio profilis susideda iš 10 dalių. Tai yra 10 būdvardžių, kurie apibūdina, koks turėtų maždaug būti, jeigu galima taip sakyti, tobulas mokinys. Tai aš galbūt išvardinsiu tas savybes. Tai mokinys turėtų būti besidomintis, bet kur daug žinantis, apmąstantis, bendraujantis, principingas, atviras idėjoms, rūpestingas, nebijantis rizikuoti, randantis balansą ir paskutinė yra reflektyvus. Išverčiu iš anglų kalbos, bet reflektyvus turbūt reiškia, kad linkęs apmąstyti tai, kas buvo padaryta ir tai įvertinti. Dabar šitą bakalaureatas iš tikrųjų yra labai jau didelė organizacija, nors prasidėti nuo vienos mokyklos. Dabar toje organizacijoje yra daugiau negu 3,5 tūkstančio mokyklų visame pasaulyje, 145 valstybėse. Ir bakalaureatas siūlo 3 programas. Tai yra pradinių metų, tai angliškai Primary Years Program, vidurinių metų, Middle Years Program ir diplomų programa. Lietuvoje, gal apie Lietuvą dar pasakosiu, bet Lietuvoje yra daugiau diplomų programos mokyklų. Diplomų programa tai reiškia, jog mokomas 11-12 klasėje ir gaunamas yra bakalaureato diplomas. Ir dabar šiuo metu per visas 3 programas nuo 1 iki 12 klasės pasaulyje mokosi 1 milijonų mokinių. Ir kasmet programą paveikia apie 120 tūkstančių. Dabar noriu papasakoti jums apie tai, kiek žinomas, kiek plačiai išsiplėtęs bakalaureatas yra Lietuvoje. Jis iš tikrųjų yra labai mažai įsiskverbęs, jeigu tai galima pasakyti, mūsų šalį. Pirma, pionieriai Lietuvoje bakalaureato buvo Vilniaus licėjus, kurie diplomų programą pradėjo dėstyti 1997 metais. Ir po 8 metų mano mokykla, Šiaulių didžiojo gimnazija, prisijungė ir Lietuvoje buvo 2 mokyklos, kurios dėsto bakalaureato programą. Ir iš tikrųjų iki dabar yra tik 2 mokyklos, bet nuo šių metų rugsėjo mėnesio Kauno jėzuitų gimnazija
kuo mes labai džiaugiamės, ir Amerikos mokykla Vilniuje pradės taip pat dėstyti diplomų programą, tai vadinasi Lietuvoje iš karto diplomų programą dėstančių mokyklų skaičius padvigubės. Tai vadinasi labai svarbus metai. Na ir pradinių ir vidurinių metų programa yra dėstama tik vienoje mokykloje, tai Vilniaus tarptautinėje mokykloje, ir ji buvo pradėta dėstyti pradinių metų programa 2010 metais, ir šiemet taip pat bus pradėta dėstyti vidurinių metų programa. Vidurinių metų programa paprastai tęsiasi nuo 5 iki 10 klasės, bet yra, man atrodo, tas toksai sutrumpintas tos programos variantas, tai yra 9-10 klasė, ir mano mokykla, Šiaulių Didždvario gimnazija, dabar turi tokios mokyklos kandidatės statusą, tai reiškia, po metų arba po 2 metų taip pat būsime vidurinių metų programą siūlanti mokykla. Ir taip pat Tauragės Versmės gimnazija yra viena iš tų vienintelė Lietuvoje kol kas kandidatės statusą turinti mokykla, kad galėtų dėstyti tarptautinio bakalaureato programą. Tai ką noriu pasakyti, tai yra, jog ši programa pagaliau ateina į Lietuvą, jie, manau, palengva taps vis labiau pastebimesnė, ir galbūt po kokių 2 ar 3 metų tokioje pat konferencijoje daugiau iš jų sužinos, kas yra tarptautinis bakalaureatas. Tai dabar papasakosiu galbūt apie tai, kodėl tarptautinis bakalaureatas yra alternatyva nacionaliniai švietimo sistemai, tai, kuri mums visiems yra įprasta. Taip, tai pradedant mokytis bakalaureatą 11 klasėje reikia pasirinkti tik 6 dalykus, kas jau iš karto yra gana didelis skirtumas nuo nacionalinės programos. 3 dalykai turi būti aukštesnių lygių, 3 dalykai turi būti žemesnių lygių, nors įmanomas ir tam tikras išimtis. Čia HL, SL reiškia aukštesnis lygis, žemesnis lygis, 3+3. Ir yra 6 grupės. Iš kiekvienos grupės reikia pasirinkti po vieną dalyką. Yra gimtoji kalba, Lietuvoje daugiausiai mokomės lietuvių, užsienio kalba, tai yra anglų. Tada socialiniai mokslai, tai ekonomika, istorija arba psichologija dažniausiai. Eksperimentiniai mokslai, tai yra, čia galbūt net taip pasakiau, gamtos mokslai. Biologija, fizika, chemija, aplinkosauga ir panašiai. 5 yra matematika arba informacinės technologijos, ir 6 grupė yra menai. Lietuvoje, kiek žinau, tiek Vilniaus licėjus, tiek Šiaulių Didždvario gimnazija menų nesiūlo, nes turbūt nėra pakankamai resursų tam, kad būtų galima siūlyti tokią grupę, tai mes galime rinktis dar vieną dalyką iš 1-5 grupės. Aš asmeniškai pasirinkau mokytis rusų kalbą, nes labai visą laiką norėjau ją išmokti. Be viso šito bakalaureate yra 3 dalykai, kurie yra unikalūs turbūt visame pasaulyje, kurie skiria šią programą nuo visų kitų tokių programų. Tai yra tas vadinamasis branduolys arba core requirements. Ir yra 3 komponentai nuo branduolio. Tai yra išplėstinė esė, žinojimo teorija ir vadinamas KESas. Pasakosiu, kas tai yra. Tai galbūt reiktų pradėti nuo to, kas yra išplėstinė esė. Angliškai tai yra extended essay, mes vadinam tai EE. Ir tai reiškia, kad per 2 metus turime parašyti iki 4000 žodžių tyrimą iš savo pasirinkto dalyko. Ir tas tyrimas turi būti pakankamai gilus, turi būti ir pirminio tyrimo, ir antrinio tyrimo, tai reiškia, kad reikia rinkti informaciją pačiam ir galbūt reikia naudotis informaciją iš kitų šaltinių. Tai aš rinkausi rašyti EE iš ekonomikos. Ir aš rašiau apie oro linijų, apie tai, kaip verslo ciklas veikia oro linijų industrija Vilniaus ir Kauno tarptautiniuose oro uostuose 9-12 metais. Įgavosi toks gana moksliškas darbas, galiu pasakyti. Kitas dalykas, kuris yra bakalaureate, tai yra branduolyje, yra žinojimo teorija. Tai yra, galima sakyti, tai yra 7 dalykas, kurį mes mokomės. Ir mes negalime atsisakyti arba negalime pasirinkti, jis tiesiog yra. Mes mokėmės Didždvaryje kiekvieną savaitę, pati savaitinės pamokas, mokomės žinojimo teoriją. Labai sunku iš tikrųjų pasakyti, kas yra žinojimo teorija, nes tai yra ir apie viską, ir apie nieką. Centrinis klausimas žinojimo teorija yra, kaip mes žinom. Ir tas klausimas figūruoja kiekvienoje temoje, visur ir visada. Ir žinojimo teorija reikalauja gale metų, gale 2 metų programos parašyti 1600 žodžių rašinį, kurį galiausiai taip pat kartu su EE, su to išplėstinė esė išsiunčiame į užsienį ir ten jį įvertiname. Tai reikalauja
rašyti rašinį, gana išplėstą ir gana mokslišką, ir padaryti prezentaciją savo bendraklasiams, kuri taip pat yra vertinama. Ir pasakysiu vėliau šiek tiek, ką reiškia tie vertinimai. Ir paskutinis dalykas, galbūt pats įdomiausias ir mažiausiai susijęs su akademiniais dalykais, tai yra vadinamas KESAS. Tai yra žodžių Creativity Action Service trumpinys. Tai reiškia, kad kiekvienas mokinys, norintis gauti bakalaureato diplomą, turi vykdyti 150 valandų socialinio darbo per 2 metus. Ir tai jau taip pat yra labai didelis skirtumas nuo nacionalinės programos, nes, kiek aš žinau, užtenka per 2 metus įvykdyti, jei neklystu, apie 10 ar 15 valandų socialinio darbo. O čia yra maždaug 10 kartų daugiau. Bet tai galbūt nėra vien tik tas socialinis darbas, kurį mes iškart įsivaizduojam. Tai nebūtinai yra ėjimas, pavyzdžiui, našlaičių prieglaudą arba nežinau, kažkas tokio, kokiam kyla dažniausiai asociacija su socialiniu darbu. Tai gali būti ir dažniausiai yra padėjimas mokyklos bendruomenė. Ir vėliau taip pat papasakosiu, kaip mes mokyklos bendruomenė padedame. Taip pat bakalaureatas, lyginant konkrečiai su Lietuvos nacionalinė ugdymo sistema, skiriasi dar keliais dalykais. Tai kad dėstymo kalba yra anglų Lietuvoje, nors kiekviena mokykla turinti IB licenciją gali pasirinkti iš ispanų, dar iš ispanų ir prancūzų kalbos, nes Lietuvoje tokių mokyklų nėra. Ir skirtumas dar vienas yra tai, kad vertinimo skalė yra 7-balė. Tai reiškia, jog 7-tas yra aukščiausias pažymys ir 9-tas yra neigiamo pažymio, kurio tarp kitko nėra. Yra nuo 1 iki 7, tai jeigu yra labai blogai, man atrodo, galima gauti 0. Ir taip, kas dar išskirtino, tai kad iš visų 6 dalykų, kuriuos mes mokomės, mes iš kiekvieno laikome po egzaminų ir net nepavienų. Apie tai taip pat dar pasakosiu. Dar vienas išskirtinumas yra tai, kad į egzaminų vertinimą yra įskaičiuojama ne tik tai, ką mes rašome per egzaminus. Labai didelę dalį egzamino galutinio įvertinimo, to nuo 1 iki 7, mes susirenkame besimokydami 11 ir 12 klasėje. Pamokų beveik metu. Dabar vienas labai svarbus dalykas, ką turi bakalaureatas, tai yra vidinio vertinimo darbai. Angliškai tariant internal assessment, tai mes vadinam tiesiog internals. Ir vidinio vertinimo darbai yra tai, ką mes turime padaryti kiekvienam dalykui. Ir tų vidinio vertinimo darbų rezultatai ir įsiskaičiuoja į dalį mūsų egzamino rezultatų. Pavyzdžiui, lietuvių kalboje aš mokiausi žemesnių lygių lietuvių kalbą, mes turėjome parašyti 1500 žodžių pasaulinės literatūros darbo analizę. Tai, pavyzdžiui, mes nagrinėjome Kafkos metamorfozę ir Ibseno Lėlių namus. Ir reikėjo iš to parašyti 1500 žodžių analizę, kurią po to, man atrodo, išsiunčia į Vilnių, nes Vilniuje yra lietuvių kalbos vertinimo centras bakalaureatų. Taip pat reikėjo padaryti 10 minučių ištraukos interpretaciją žodžiu ir reikėjo taip pat padaryti prezentaciją apie 2 pasirinktus autorius. Tie procentai, kurie čia yra skliaustelis, jie parodo, kiek procentų galutinio pažymio sudaro šie dalykai. Pavyzdžiui, tas 1500 žodžių darbas, kurį rašėme, sudaro 4 pažymį. Tai reiškia, jeigu labai gerai parašai šitą darbą, tai gauni, kaip čia dabar bus, 1,75 balų. Tai jeigu nenueini egzaminą, tai jau 2 galai praktiškai. Tai va. Ekonomika, pavyzdžiui, yra 3 komentarai, kuriuos reikia parašyti per 2 metus ir kiekvienas komentaras rašomas apie internete esantį straipsnį, kuris yra susijęs su ekonomikos tema. Ir tie 3 komentarai mokytojai yra įvertinami, tie įvertinimai sudaro iki 20% galutinio egzaminų vertinimo ir galiausiai taip pat yra išsiunčiami kažkur. Mūsų ekonomikos darbus išsiuntė, jei neklystu, Didžiąją Britaniją, kur yra mokytojai, kurie turi egzaminuotojo licenciją. Tie mokytojai, kurie turi egzaminuotojo licenciją, gauna iš kažkur iš pasaulio darbus ir galiausiai remdamiesi kriterijais juos įvertina. Labai atsiprašau, Pauliau, o kodėl jūs pasirinkot būtent šitą studiją? Aš gal galėsiu paaiškinti, aš pasitengsiu. Jo, dar yra biologija. Pavyzdžiui, mūsų biologijos darbus įsiuntė taisyti į graikai. Ir biologiją reikia parašyti bent 6 praktikos darbus, kurie sudaro iki 24% galutinį vertinimą.
Ir aš parašiau 10 darbų ir čia jau galbūt pirmą užuominą į tai, kodėl tai yra sunkia akademinė programa, tai yra tai, kad, pavyzdžiui, mano biologijos laboratoriniuose darbuose, nors mano biologija yra žemesnių, aš esu žemesnių lygų pasirinkęs. Mano visose darbuose buvo apie 11 000 žodžių. Labai didelės apimties darbai buvo. Tai va, ir kaip jau minėjau, čia turbūt matote, kad visi darbai vertinami dalykų moka, po to dalis įsiunčiama. Dabar tai, kas yra ekrane, aš sudėjau savo vieną iš matematikos vidinio atsiskaitimo darbų. Nu, tokia kaip tas darbas atrodė. Vis gana sudėtingas buvo, prie praleidau labai daug laiko. Ir jis man, jeigu neklystu, sudarys 10% galutinių įvertinimų iš matematikos egzaminų. Ir čia toks vadinamas matematikos portfolio, kur reikia padaryti išsamų tyrimą matematinį. Čia nelabai kas matosi, kad tiesiog parodyti, kad nemaža apimtis. Ir dabar egzaminai, kurie man kaip tik vyksta šiomis savaitėmis. Tai jie vyksta visą laiką antrų metų gegužės mėnesį Lietuvoje. Ir kiekviename dalyke reikia išlaikyti 2 arba 3 egzaminus, tai yra vadinami paperiai. Pavyzdžiui, ekonomikoje reikia ateiti 3 kartus į ekonomikos egzaminą ir kiekvienas iš tų paperių, 1, 2 ir 3, turi skirtingą specifiką. Pavyzdžiui, ekonomikos pirmame paperyje yra duoti 2 klausimai ir reikia parašyti 2 išsamius rašinius, atsakančius tos klausimus iš mikro ir makroekonomikos. Antrame paperyje yra duoti maži straipsniukai, yra pagalbiniai klausimai ir reikia atsakyti tos klausimus. Ten konkrečiai yra tarptautinė ekonomika ir vystymas ekonomika. Ir trečiame paperyje yra daugiausiai skaičiavimai, kuriuose dažniausiai reikia paskaičiuoti įmonės kaštus ar bendrai vidaus produktą ir panašius dalykus. Tai sudėjus visus egzaminus gaunasi maždaug 14-16 egzaminų, kurie vyksta per 2 arba 3 savaitės. Man jau vyko 14 iš 15, paskutinio egzaminų turėsiu kitą savaitę. Tai va dabar, tai yra egzaminų tvarkaraštis. Ar matote? Yra balkonė. Matote? Tai čia yra mano egzaminai, mano dalykų ir matot, kad jie yra išmėtyti per kelias savaitės. Pavyzdžiui, užvakar, pirmadienį, iš ryto aš laikiau lietuvių kalbos antrą dalį, tą vadinamą antrą paperį, o po pietų laikiau biologijos 1 ir 2 dalį, tos paperius. Ir trukmė būna egzaminų nuo 45 minučių iki 2 valandų, čia irgi priklausomai nuo paperio, nuo tos dalies specifikos. Ir taip čia dabar parašiau, kokie kompleksiški yra egzaminų vertinimai. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos galutinis įvertinimas, kurį mes sužinosime Liepos 6 dieną, nuo 1 iki 7, susideda iš 1 paperio, 2 paperio vertinimo. Tai yra 45%, po 20 ir 25. Vadinasi, kad lietuvių kalboje per egzaminų sesiją mes galėjome susirinkti tik nepilną pusę viso galutinio įvertinimo, o 55% mes susirinkom iki egzaminų sesijos. Per, kaip jau minėjau, parašų darbą, interpretaciją ir analizę. Ir čia matote kitų dalykų komponentus. Čia pavyzdžiai, čia ne visi dalykai. Taip. Dabar papasakosiu truputėlį apie tai, kas yra žinojimo teorija. Tas gana unikalus dalykas, jo nedėsto jokia kita programa, tai yra grynai bakalaureatui pritaikyta programa. Dabar matote, yra, čia angliškai, bet pasistengsiu paaiškinti. Tai yra toksai, matot, skirtulys, antras skirtulys, tiksliau apskritimas. Ir pačiame centre yra žinotojas. Ir tas žinotojas esame kiekvienas iš mūsų. Ir mes žinome, bent jau kaip dėsto žinojimo teorija, per 4 žinojimo būdus. Tai yra per emocijas, per racionalų paaiškinimą, per jausmus, pavyzdžiui, judėjimą, matymą, uoslę ir panašiai, ir per žvalgą. Ir per šios žinojimo būdus mes galime sužinoti, va čia matote, yra areas of knowledge, tai yra tos beveik atitinka tas 6 grupės, kurios mes mokomės. Pavyzdžiui, gamtos mokslai, socialiniai mokslai, matematika ir panašiai. Ir turbūt vis dar nelabai suprantat, kas yra tai žinojimo teorija, bet labai sunku yra paaiškinti, kas tai yra. Tai yra labai panašu į tai, kas galbūt būtų galima vadinti filosofija. Taip, ir kas dar yra įdomu, kad kiekviename bakalaureato dalyke yra, tarkim, chemijos vadovėlis. Ir chemijos vadovėlė, tarkim, tas 3 puslapyje būna toksai mažutis kvadratėlis ir tam parašyta TOK. Tam būna kokie 2 klausimai, kuriuose 2 klausimai pamąstymai maždaug. Ar, pavyzdžiui,
kokiu mastu genų modifikacija yra etiška. Ir čia šiaip pagalvoju, kad kiekvienas mokinys galėtų nebent mokytis, bet kartais ir pagalvoju. Ir dabar yra kesas, tai galbūt, kai kesas tai ta socialinė veikla, tai čia parodysiu, kur aš pats dalyvau. Čia labai mažai veiklų iš tikrųjų yra iš to visko kalbų užsiėmęs, bet pavyzdžiui, mes dalyvavom prisijungėme prie Maisto banko akcijos. Per tuos 2 metus. Tada mokyklą organizavome protmūšį ir čia matom, kaip visi dalyvautume protmūšyje. Tada Didždvaris turi tokią pirmokų stovyklą, kuri vyksta kiekvienais metais. Yra atskira stovykla tikrai mokykla atėjusiems moksleiviams, kurioje vyresni moksleiviai supažindina su mokykla ir padeda jiems susibendrauti. Tai irgi dalyvau. Pavyzdžiui, tada buvo tokia trumputė akcija praeitų metų rudenį, kai mes grėbėme lapus mokyklos teritorijų, labai daug sugrėbėme. Ir mokykloje mes pirmus metus organizavome krepšinio turnyrą ir už tą krepšinio turnyrą mes gavome valandų už vieną iš tų 3 komponentų, tai yra aktyvumas. Pavyzdžiui, dar truputėlį pagrįšiu. Pavyzdžiui, čia, šitoje veikloje mes gavome valandų už service, tai yra už pagalbą kitiems žmonėms. Tai yra vienas iš 3 komponentų. Nes CAS yra, kaip jau minėjau, creativity, action, service. Creativity yra kūrybingumas, action yra fizinė veikla ir service yra pagalba kitiems. Tai kiekviena veikla, kurią užsiėmė, duoda tau kažkiek valandų tam tikrame komponente. Aš labai noriu paklausti, o kas paskatino patį ieškoti alternatyvų? Gerai, tai tada galbūt... Sunku pasakyti. Aš, kai buvau 8-okas, ieškojau gimnazijos, kurioje norėčiau mokytis. Ir buvo, Šiauliuose yra 2 labai stiprios gimnazijos. Tai yra Didždvario gimnazija ir Juliaus Janonio gimnazija. Ir aš tada galvojau, ko aš noriu. Man bakalaureatas iš karto pasirodė labai tokia... Man atrodo, kad tai yra tai, ko aš noriu, nes aš jau kažkaip iš anksto galvojau mokytis užsienyje po mokyklos. Ir maniau, kad man tai padės. Galbūt labiau stoti. Ir dabar, būdamas beveik pabaigęs šią programą, aš galiu pasakyti, kad tai, jog gali mokytis užsienyje, yra labai mažas privalumas palyginus su visais kitais privalumais ir visais kitais pliusais, kuriuos duoda bakalaureatas. Ir dabar aš galbūt pakalbėsiu apie tai, kas yra minus ir kas yra pliusai. Čia labai greitai čia pati pabaiga. Taip, tai aš kaip pasakiau savo klasiokam, kad atvažiuoju į tokią konferenciją ir pasakiau, kokia yra jos tema. Jie man sako, tau reikėtų pradėti konferenciją tokiais žodžiais. Ką daryti, jie nori būti laimingi, neiti bakalaureatą. Ir čia iš tikrųjų nėra, nepriimkit to už gryną pinigą, nes čia yra iš tikrųjų sarkazmas. Tas sarkazmas atsiranda iš to, kad bakalaureatė yra be proto sunku mokytis, dėl to, kad yra labai daug vidinio vertinimo darbų, nes kiekvienas iš jų yra toks kaip ir mini kursinis darbas, labai stengiasi parašyti kuo geriau ir nori gauti kuo geresnį vertinimą ir dėl to labai dažnai būna, kad iki 6 ryto reikia prasidėti ir kažką rašyti. Tai man buvo nemažai tokių naktų, kur išvis neidavau miegoti, bet tai iš tikrųjų parodo kitą mokinių problemą, tai kad jie labai nemoka planuoti laiko ir tai yra toks uždaras ciklas. Grįžti iš mokyklos, esi pavargęs, nieko nepradedi daryti iki kokias 12 valandą pradedi mokytis, daryti tai, ką reikia, nueini miegoti 5, atsikeli 7, būni dar labiau pavargęs ir po to, kai grįžti iš mokyklos, vėl nieko nenori daryti ir pradedi tik taip po 12. Ir toks yra ciklas. Ir būna savaitgalį miegi kokią 18 valandų per naktį ir panašiai. Nes, aš čia galbūt labai gąsdinu jūs, bet taip yra. Ir tai yra galbūt kaina, kurią duodi už labai daug pliusų, kurie jau bus kitoje skaitėje. Dar yra minusas, galbūt čia labai supyktų mano KESO koordinatorė, kuri koordinuoja mūsų socialinę veiklą. Ir aš manau, kad truputėlį minusas yra tai, jog yra privalomas tos akademinė veikla nesusijusios veiklos, tai yra, pavyzdžiui, socialinė veikla. Aš šiaip daryčiau, jei man patinka, bet esmė, kad darydami KESO mes turime pildyti dienoraštį apie kiekvieną veiklą. Ir per 2 metus maždaug parašiau tokį atsakymą apie tai, kaip aš padariau tas veiklas, kaip man jos padėjo, kaip jos man padėjo tobulėti ir panašiai. Tai vadinasi, negana to, kad reikia mokytis, tada reikia daryti tai, kas iš tikrųjų neprisidės prie tavo jokio pažymio, prie jokio galutinio įvertinimo. Taip. Ir taip pat yra labai, kas yra galbūt bakalaureatė ir gerai ir blogai, bet kartais būna blogai, tai yra ypač sudėtinga akademinė programa, pavyzdžiui, ekonomikos galbūt. Nes tai, kas dėstoma yra 12 klasė ekonomikos Lietuvoje, iš tikrųjų yra gėlytės. Yra labai juokinga, galiu pasakyti, nes labai primityviai yra tas dalykas dėstomas. Pavyzdžiui, bakalaureatė
Mes tikrai išmoksime labai daug ir išmoksime tai, kas lydėsime pirmam, antram universiteto kurse. Matematika irgi panašiai, jeigu pasiemi aukščiausią lygį, mokaisi tai, kas yra pirmame ar antrame universiteto kurse. Na ir dabar pliusai bakalaureatą. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad liko 5 minutės. Gerai, aš labai gerai pasitengsiu pabaigti. Pliusas, kaip jau minėjau, yra tai, kad vienas egzaminas, kurį tu laikais, yra sąlyginai mažai svarbus. Tai reiškia, kad visiškai beveik nereikia pergyventi egzaminą. Ir man iš tikrųjų buvo egzaminų sesija nebuvo kažkas tokio, aš per egzaminų sesiją netimavau daugiau negu anksčiau. Bet čia yra citata mano vienos klasiokės pasakyta. Sako, egzaminai turbūt pats lemiamiausias laikotarpis per 2 metus. Aš pilnai su ja sutinku. Taip pat labai svarbus pliusas, ko nesupranta labai daug IT mokinių turbūt, bet manau, jie supranta pabaigę programą, yra tai, kad galima bakalaureate labai daug išsiugdyti gerų asmenybės savybių. Ne vien asmenybės, galbūt ir asmenybės, ir savybių, kurios padės universitete. Ir tos savybės, pavyzdžiui, yra analitiniai sugebėjimai padaryti kokybišką tyrimą, kritiškai mąstyti ir netgi rašyti. Pavyzdžiui, aš Facebook'e dabar mačiau vakar, užvakar ir užvakar. Viena mano draugė rašė maždaug kiek žodžių jinai parašė iš 1500 žodžio darbą. Ir jinai rašė tą darbą 3 dienas. Kai mes prispausti tų deadline, vadinamų, tos paskutinės, tą terminą, mes tokios apimties darbą turėjome prie kokias 3-4 valandas parašyti. Ir rašymo įgūdžiai iš tikrųjų galbūt bus svarbu, aš tikiuosi gyvenime. Tada, kas yra dar didelis pliusas, tai yra, kad yra nepalyginamas palengvėjimo pojūtis, kai pabaigi šitą programą, nes tai yra 2 metai karo, tai yra 2 metai gana didelės kančios ir kai viską pabaigi, tu supranti, kaip stipriai tu pasikeitei per tuos 2 metus ir kaip tau stipriai tai padėjo ir kaip tu pagaliau įsilaisvini žmogus. Dar vienas pliusas Lietuvoje yra tai, kad būdamas bakalaureato mokinys tu esi unikalus, nes mūsų labai nedaug yra, gal koksai 100 mokinių per mokyklas. Ir užtikrintumas, čia irgi dabar galbūt aktuali problema yra tai, nes jeigu ir tas užtikrintumas pasireiškia per tai, kad bakalaureatas, jeigu keičia kažkokio dalyko programą arba jeigu keičia kažkokių egzaminų tvarką, tai įspėja mokinius prieš 3 metus. Tai reiškia, kad dabar, pavyzdžiui, matematikos kursas keičiasi nuo kitų metų, tai bus 2014 metų programa. Tai tas, man atrodo, buvo paskelbta 2011 metais, jeigu neklystu. Tai yra labai iš anksto, pavyzdžiui, tai, kas dabar vyko Lietuvoje dėl 12 klasės egzaminų. Tai mums asmeniškai buvo gana sunkiai suvokiama, nes tai taip negalima paprasčiausiai daryti, nes turbūt pažeidė labai daug teisių. Ir čia jau tokios galbūt racionalesnės, labiau apčiuopiamas bakalaureato tos teigiamos savybės ir atėjo galima mokslus tęsti bet kur. Ir čia paminėjau 2 pavyzdžius, UCL ir LSE, tai UCL yra University College London, LSE yra London School of Economics, Londono ekonomikos mokykla, tai yra 2 prestižiniai universitetai, kurie mano žiniomis nepriima mokinių iš Lietuvos neturinčių bakalaureato diplomų. Tai reiškia, kad Lietuvos vidurinio išsilavinimo programos jie nepriima ir mokiniai negali ten įstoti. Tai gali padaryti tik mokiniai, kurie mokosi bakalaureate. Aišku, tai tokia situacija yra kaip Vokietijai, kur tokias Vokietijos, pavyzdžiui, nacionalinė programa neįskaitoma. Tai va, čia yra galbūt svarbus pliusas. Na, kaip jau minėjau, dar užtikrintumas jo čia. Ir pagrindinis dalykas, tai pliusas čia, aš nemanau, kad labai daug klasiokų gal su manim sutiktų, bet man mokytis buvo labai įdomu bakalaureate. Ir tada, kai aš sprendžiau dar 10 klasėje, iš naujo permačiau ir vertę eiti bakalaureatą, aš supratau, jog man mokytis nacionaliniai programai būtų neįdomu. Tai galbūt nebūtų pakankamai didelis iššūkis ir galbūt aš negalėčiau kaip asmenybė, kaip moksleivis tobulėti taip, kaip aš galėčiau tai daryti bakalaureate. Aš galvoju, čia man asmeniškai yra turbūt pagrindinis bakalaureato privalumas. Ir čia dabar, nors nelabai laimingai būna visi mūsų mokiniai per tuos 2 metus, bet kasmet vyksta diplomų įteikimo ceremonija Didžgalėje, gruodžio mėnesį, kai visi sugrįžta namo iš mokslo, visi džiaugiasi jiems suteiktais diplomų programos diplomais. Tai vadinasi, bakalaureate galima būti laimingų, bent jau kažkur. Tai tiek. Ačiū labai. Manau, kad suteikėte mums pakankamai daug žinių apie tarptautinį bakalaureatą, taip pat išsamiai papasakoti apie save. Vis dėlto norėčiau Jūs grąžinti į konferenciją su esminiu jos klausimu.
kokiųgi pokyčių reikia, kad mūsų vaikai būtų laimingi švietimo įstaigose. Ką jūs galėtumėte pasakyti šio klausimu, nes daug kartų sakėte, kad gal ne visi laimingi, gal ne visi patenkinti. Taip, tai turbūt nelabai gal tikėjotės, jog aš sakysiu, jog esame nelaimingi, bet aš tyčia taip sakiau, nes mes iš tikrųjų nesame laimingi, man atrodo, kad mes esame laimingi, bet po 2 metų, kaip jau minėjau, supranti, kaip stipriai tu sugebėjai pasikeisti per tą didelį darbą ir per tą krūvį. Tai dabar grįžtam prie klausimo, ką padaryti, jog mokiniai galėtų tapti laimingi. Aš šiaip galvoju apie tai ir man atrodo, tai yra labai sunkus klausimas ir yra, galėčiau pasakyti, 2 tipai mokinių. Tai galbūt yra vienas mokinių tipas, tai yra toks, kurie yra pasiruošę tam, kad mokykla bent 2 metų taptų jų gyvenimu. Ir tie, kurie mes esame toje klasėje, mes buvom tam pasiruošę. Yra kitas tipas mokinių, kurie yra tam nepasiruošę ir kurie nori grįžę po pamokų, pažiūrėti filmą ir išeiti į miestą. Ir jiem praktiškai paprasta diena nuo savaitgalio skiriasi tik to, kad yra pamokos ir viskas. Ir aš galvoju, kad galbūt problema yra ta, kad kai kurie mokiniam trūksta motyvacijos, trūksta to tokio, galbūt trūksta šiek tiek energijos, noro išbandyti save, noro mesti savo iššūkį. Ir aš ta prasme, galbūt tai yra įgimta, galbūt tai nėra. Nes aš labai dažnai galvoju, kodėl taip yra, kad pavyzdžiui, mūsų klasė yra pakankamai izoliuota mokykla. Ne vien tai, kad mokomės atskirai, bet izoliuota dar ir dėl to, kad požiūrės keisti truputėlį skirtingas į mokyklą. Ir kiti tie žiūri mus kaip, ten visą laiką tie apie mokslus kalba. Ir jo, aš galvoju, kad mums yra sunku, kad niekas nepasakytų iš mano klasės, jog jie nekartotų šitų 2 metų. Jie kartotų turbūt visi ir taip, ta prasme, mes buvom pasiruošę tam, kad mokytis reikės daug ir mes visi, man atrodo, džiaugiamės, kad mokytis reikia daug. O pokyčiai gerai, dar kartą sugrįžti prie to, galbūt galvoju, bakalaureato atskirimasis Lietuvoje labai padėtų mokiniam, kurie yra ir gabūs ir motyvuoti ir nebijo. Nes mokiniui, kuriam visiškai neįdomu mokykla, tikrai netiktų tokia problema. Tai aš norėčiau paklausti, galbūt kalbant apie motyvaciją moksleivių. Kaip jums atrodo, kas atima motyvaciją iš moksleivių? Kas atima motyvaciją? Aš galvoju, kad nėra taip, jog visi mokiniai turi motyvaciją ir ją kažkas atima. Man atrodo, kai kurie mokiniai kažkurio, man atrodo, iš pradžių niekas neturi, tarkim, įsivaizduokime, niekas neturi motyvacijos, bet kažkurio gyvenimo momentu ta motyvacija atsiranda. Man atrodo, reikėtų taip žiūrėti. Tada galima paklausti, kodėl ta motyvacija atsiranda. Ir nežinau, man galbūt motyvacijos pridėjo tai, jog man gerai iš tikrųjų sekėsi mokytis iki 8 klasės ir aš buvau pakankamai drąsus, kad išeičiau toliau nuo savo draugų, pereičiau kitą aplinką ir galėčiau mokytis ir tai man leido šiaip susipažinti su daug motyvuotų mokinių ir tai pridėjo labai daug motyvacijos, nes aš supratau, kad aš sportininku geru nebūsiu, aš nemoku nei groti, nei dainuoti, nei piešti, tai viskas, ką aš galiu padaryti, turbūt gyvenime, tai yra savo galvą. Ir supratau, kad man tada reikia tik tai išnaudoti ir panašiai. Tai galbūt motyvacija atsiranda tada, galbūt, kai mokinys suvokia savo stipriausias vietas ir supranta, gali su tom stipriausiom vietom kažko gyvenimo pasiekti. Pauliau, kiek jums metų? 9. Jūs būsite kada nors tėčiu, tai aš visiems ir jums labai noriu pasakyti, kad vaikai nuo pat gimimo yra tiesiog apdovanoti didžiuliu žingeidumu. Ir mes keliame globalesnį klausimą ne apie žmogų, kuris 19 metų sąmoningą motyvaciją išvysto ir išpuoselėja, bet keliame globalų klausimą, kasgi nutinka tiems mūsų vaikams, kurie su didžiuliu džiaugsmu eina į darželį, kurie su didžiuliu džiaugsmu eina į 1 klasę ir po to liaujasi norėti mokytis. Gal jūs labai prašau nesiklaidinti, kad yra vaikai be motyvacijos. Kažkas su jais kažką pridarė ir dėl to čia susirinkusiems labai skauda ir mes keliame klausimą, kokių pokyčių reikia. Ar jūs galėtumėt su savo gražia, sėkminga patirtimi padovanoti kokį nors įžvalgų tiems, kurie galbūt šitos programos niekada nepasirinks, nes tiesiog gyvena kaime. Ar
kaip pakeisti, kad būtų maloniau tiems vaikams mokykloje? Kaip dabar pasakysiu, man atrodo, kad galbūt nereikėtų iš anksto kaltinti švietimo sistemos tuo, kad jinai atima motyvaciją iš mokinių. Man atrodo, jog yra tikrai tokių mokinių, kurie jau ateidami į pirmą klasę neina į ją su džiaugsmu. Ir yra vieni, kurie džiaugiasi, yra vieni, kurie nenori eiti į mokyklą. Pavyzdžiui, mano broliui dabar yra 9 metai ir jis irgi neseniai dar ėjo į pirmą klasę. Ir tikrai nepasakyčiau, kad jis su dideliu džiaugsmu ėjo. Nors, atrodo, tėvai tokie patys, atrodo, augome toje pačioje aplinkoje, bet aš norėjau eiti į pirmą klasę, mano brolis nelabai nori ten eiti. Tai aš galvoju, kad galbūt yra kitokių veiksnių, galbūt, nežinau, įgimtų, galbūt yra šeimos veiksnių, kurie lemia tai, ar mokinys turi motyvacijos ar ne. Bet kas dar yra labai svarbu, tai labai svarbu, mano nuomonė, yra aplinka ir tą reikėtų kreipti labai didelį dėmesį, nes aš žinau, kad yra labai daug mokinių, ypač jaunesnių paauglystės etapas, 8 klasėje, kurie yra gabūs, kurie galbūt nori daugiau sužinoti, bet jie negali pakelti rankos per pamoką, nes visi iš jo juoks. Ir man atrodo, kad tas labai stipriai suspaudžia motyvaciją ir suspaudžia norą kažko siekti, nes žinai, kad pastoviai būsi smerkiamas tų, kurie jas turi. Tai čia jau atsiėmėm galbūt vėl tą problemą kaip bandos jausmas, kad galbūt paprasčiau yra nesistengti, paprasčiau yra girtis trejetų, negu domėtis kažkuo ir išsiskirti iš kitų. Taip, aš galvoju, kad tas dalykas. Nes aš mokiausi iki 8 klasės labai vidutiniškai mokyklai. Ir man pasiekė, kad aš gerai sutariu su visais klasiokais, bet buvo ir tokių, kai nesutarė ir jie pamokose beveik nedalyvaudavo ir apskritai daugiau nieko beveik nepasiekė. Ačiū Jums labai. Prašau, Jolanta. Aš noriu paklausti, kad buvau gerbiamas, už ką galėtum padėkoti bent 3 dalykus savo pirmąjį mokytojai? Už 3 dalykus. Aš galbūt galėčiau, pirmas dalykas tai asmeniškai, ką aš pats norėčiau padėkoti, tai, kad jie pamatė, jog man patinka mokytis, galbūt, kad turėjau truputėlį daugiau žinių, aš čia nenoriu girtis ir panašiai, bet taip buvo paprasčiausiai ir man patiko, aš noriu padėkoti už tai, kad netgi pastebėjo ir mane labai daug kur stūmė. Stūmė visokias olimpiadas, konferencijas ir panašiai. Ir tada aš, būdamas 8 klasėje, turėjau pakankamai pasitikėjimų savimi, kad aš galėčiau pereiti į kitokią lygą. Kitas dalykas, kas galvoju, tas antras dalykas, už kurį būtų galima padėkoti, tai galbūt, kad jie buvo labai tolerantiškai mano mokiniui. Ir aš esu matęs pradinių klasių mokytojų tikrai visokių ir mano mokytoja buvo labai tolerantiškai, jie toleravo kiekvieno mokinio trūkumus, kiekvieno mokinio privalumus. Ir niekas, bent jau dėl mokytojas, kažkokią netaktą niekada neįgijo to vadinamo nepilnavertiškumo komplekso. Tai va, čia 2 dalykai. Trečias dalykas, nežinau, iš tikrųjų, man atrodo, tai labai tokie patys svarbiausi, man nepasigalvoja, kas trečias dalykas. Gerai, ačiū, mane kankinsim jūsų. Dovanojam Jums nuostabią profesoriaus Piličiausko knygą Pedagoginio dvasingumo link ir linkime, kad jį praplėstų akiratį ugdymo srityje Jūsų. Ačiū labai. Dabar labai mielai norėčiau pakviesti Tomą Milaknį, 6 vaikų tėtį. Su malonumu dar kartą pasiklausysiu ir kviečiu Jūs taip pat pasiklausyti apie Žaliąją Balio mokyklą, kurioje mokosi šio vyro keli vaikai. Ir tik labai prašau iš anksto visų, nelyginkite Lietuvos su Balio sala. Niekada ten pas mus bambukai nepradės gyventi. Paimkim iš tos gerosios patirties tai, kas yra bendra visiems pasaulio žmonėms. Labadiena. Pasakosiu apie laimingus vaikus, kurie nori eiti į mokyklą ne tik Balyje, bet ir Lietuvoje. Mano
šiais metais visi vaikai eina į mokyklą, tai yra motyvuoti ir gal nepalaikysiu Pauliaus šitoje vietoje, kad vaikai ateina į mokyklą nemotyvuoti. Aš manau, kad jie mokykloje tampa motyvuoti. Arba šeimai. Mes esame susipažinę su 6 skirtingomis mokyklomis, taip kad manau, kad turiu pakankamai patirties daryti tam tikrus palyginimus, gal net apibendrinimus. Esu buvęs vienos mokyklos tarybos pirmininku ir dabar kitoje mokykloje esu tarybos narys. Truputėlį apie mūsų šeimą. Tai mūsų šeima yra ta, kuriai svarbus tam tikrai fundamentalūs dalykai. Pavyzdžiui, aplinkosauga. Pavyzdžiui, tai, ką mes paliksim po savęs ateičiai. Tai čia gal aš sakyčiau ekologija, plačiaja prasme, proto ekologija. Mes su žmona turime labdaros fondą, kuris rūpinasi globos namų vaikų integraciją visuomenę. Taigi dabar apie mokyklas ir kokios jos turi būti, kad vaikai norėtų eiti jas, ką jose reikėtų keisti. Ir aš iš anksto atsiprašau, kad išeisiu šiek tiek, kaip sakyt, gal į platesnius vandenius negu Balio mokyklos pristatymas. Apie Balio mokyklą daugiau esu anksčiau šnekėjęs ir tą pristatymą galima internete pamatyti. Aš norėčiau pradėti nuo tokio palyginimo tarp greito maisto restorano ir mūsų mokyklų. Kyla natūralus klausimas, kas tarp jų bendra. Iš tikrųjų, aš manyčiau dėja, bet šiuo metu daugelį mokyklų įmant Lietuvoje, jos yra panašios į greito maisto restoranus, kur jeigu vaikus prilyginsim hamburgeriam, tai mes labai tiksliai žinom, kaip jos supjaustys, kiek laiko jos keps ir kas iš jų išeis arba neišeis. Ir manęs ta patirtis nedžiugina. Čia vėlgi grįžtant prie klausimo, kaip vaikai tampa nemotyvuoti. Mūsų vidurinė dukra be galo kūrybingas, iniciatyvus, džiaugsmingas vaikas, su džiaugsmu nuėjo į mokyklą, buvo ta, kuri dar nemokėjo skaityti atėjusi į mokyklą. Ir nežinau, tai buvo lemiama priežastis. Bet kažkaip pakliuvusi pas irgi labai kūrybingą mokytoją, kur atrodė, kad bus labai, kaip sakyti, geri rezultatai, mes pradėjome matyti, kad jinai vysta. Jos motyvacija mažėja, jinai jaučiasi nelaiminga, jinai lygina save matyti matomai, kad su kitais vaikais, su jų pasiekimais klasėje ir save vertino gana prastai, jos savivertė krito ir lygtai mokyklos funkcija ir pirmoji klasė ypatingai išmokyti skaičiuoti, išmokyti skaityti, bet mes jautėm, kad jai yra sunku ir jinai tampa nelaiminga. Tai tuo metu ieškodami kitam vaikui dėl negalios reikėjo pakeisti mokyklą. Jisai lankė Čiurlionio mokyklą muzikos klasę, bet nebegalėjo groti. Vaikščiojo su rumentais ir mes ieškojom mokyklos, kur, čia šiandien buvo patyčių tema, tai va iš tikrųjų, kur nebūtų, kuris nesijaustų nejaukiai. Ir taip mes radom Vilniaus tarptautinę mokyklą. Ten pradėjo jis eiti, po savaitės nuvedžiau ten ir dukrą ir dar po savaitės jinai jau buvo atsigavusi, laimingas vaikas ir labai pergindavo, kai sirgdavo ir negalėdavo ten eiti. Iš tikrųjų, aš manau, kad šiuo metu, imant bendrai pasaulį, jis yra atsidūręs tam tikroje išteklių krizėje, tą mes žinom, nafta baigėsi, kitos problemos ekonominės, bet šią krizę savo mastu jau pasivijo žmogiškųjų išteklių krizę.
Ir vėlgi, žiūrint, kas tarp jų yra bendro, turbūt bendro yra tai, kad tie ištekliai yra kažkur viduje. Juos reikia išvalgyti, juos reikia surasti, juos reikia išpuoselėti arba ištraukti. Ir klausimas, kaip tą padaryti. Ką mokyklos turi daryti, kad taip įvyktų. Ką mokytojai turi daryti, kad taip įvyktų. 21 amžiaus iššūkiai yra visai kitokie, negu buvo prieš 100 metų. Mano dukra dabar įstojo į universitetą nuo rudens, eis į universitetą Kanadoje, baiginėjo mokyklą Balyje. Ir manęs klausia žmonės, kokią specialybę? Pas ją nėra specialybės. Ir šiuo metu 90% specialybių, jeigu taip galima pasakyti, kurių mokysis mūsų vaikai, jų šiuo metu neegzistuoja. Tiesiog. Reikalingos ne specialybinės žinios šiais laikais, 21 amžiui, o tam tikros kompetencijos. Ir Paulius prieš tai šnekėjo apie tai, ką jam davė IB diplomo programa, iš tikrųjų jinai labai stipri kompetencijų ugdymą visuose lygiuose. Ir aš apie tai daugiau šnekėsiu savo pristatymą. Tai tam universitete jie 2 metus mokysis visi bendrus dalykus, o po to jie turės pasirenkamus dalykus. Bet juos pasirinks su tam tikra priežiūra ir pritarimu iš specialistų, iškėlė vieną klausimą esminį, kurį jie nori išnagrinėti, ar temą, sakykime, išmokti būdami universitete. Tai gali būti susiję su gamtos mokslais, su hidrologija, bet tada jie matyt mokysis ir matematiką, ir ekonomiką, ir fiziką, ir visą kitą. Tai gali būti susiję su tokiu klausimu tiesiog, kodėl žmonėms rūpi kažkas tai. Ir tada vėl bus psichologija, bus visai kiti dalykai, bet kas gali šiai dienai už mus nuspręsti, ko mums reikės. Anksčiau, jeigu tu norėjai programuoti, tai tau reikėjo mokytis matematiką ir programavimą. Dabar, jeigu tu nori sukurti gerą programą, aš iš to verslo esu, tai galiu šiek tiek iš savo patirties pasakoti, reikia visai kitų dalykų. Reikia atspėti, kaip žmonės mąsto. Ir jiems, jeigu sudėtinga programa, tegul turi puikiausias funkcijas, jie jos nenaudos. Tai vėl įsijungia psichologijos žinios, dar kažkokios žinios, visai nebūdingos matematikai, visai kiti dalykai. Ir labai gražu, kai žmogus gali pats susidėlioti, galbūt su pagalba, pasirinkti. Tarp kitko, tam universitete jie gauna bakalauro laipsnį gamtos moksluose ir menuose. Mums gana sunku Lietuvos kontekste tą suvokti, kaip galima tos 2 dalykus sudėti vieną. Bet čia yra 21 amžius. Ir iš tikrųjų viskas keičiasi. Ir jeigu taip pasižiūrėti, toks paprastas pavyzdys. Mes turim rankinius laikrodžius, taip? Kokia jų funkcija? Rodyti laiką. Mes taip. Bet jaunimas taip negalvoja. Aš žiūriu, pas jaunimą nėra rankinių laikrodžių. Nes tą funkciją atlieka telefonas. Ir jeigu pasižiūrėsim, mes lyg tai dar laikomės kažkokių tai standartų, senų mąstymų, stereotipų, ne? Bet pasaulis jau yra pasikeitęs. Tai neužilgo laikrodis bus vertas tiek, kiek apyrankė turbūt, kaip bus grožio funkcija. Ir šneki su jaunimu, taip, bet čia patogiau, čia, sako, taigi tik vieną funkciją atlieka šitas prietaisas. Tai kokia jo nauda? Datą dar rodo, sako. Tai pasaulis iš tikrųjų labai juda stipriai. Ir mes turim daug vietų, kurios atsiremia į tą besikeičiantį pasaulį. Tas pats visuomenės modelis, jis yra pasenęs. Dabar, kaip mes šnekam apie išsilavinimą, apie švietimą,
tau reikia išsilavinimo, nes tu turi ten stoti į universitetą, studijuoti, taip toliau, ten turėti gerą darbą, pragyventi. Kaip mes tą laimę bandom įdiegti vaikams? Reikia turėti pinigų. Turėsi gerą darbą, turėsi pinigų, tada galėsi sau leisti tą ir tą, bus laimingas. Yra visuomenė turtingi, vidurinė klasė, neturtingi, kurie nieko nebaigia. Tai yra pasenęs modelis. Iš tikrųjų, man buvo neseniai skaičiau apie tokį pavyzdį, kuris man aiškiai parodė, kas yra svarbu. Gerai besimokantis jaunuolis turėjo svajonę būti gaisrininku. Ir visi jį atkalbinėjo, sako, kam tau gadinti savo gyvenimą? Nu, ką tu gaisrininku? Tu mokykis, tu baigsi universitetą, tada tu būsi. Sako, ne, aš noriu būti gaisrininku. Man tai yra prasminga. Tas mokytojas, kuris jį atkalbinėjo, po to degė jo namas ir kažkada įsigelbėjo. Sako, aš tikiuosi, kad dabar mano mokytojas pakeis nuomonę apie šitos profesijos svarbą. Taigi, ko mes tikimės iš mokyklos? Iš tikrųjų, mūsų mokykla irgi orientuota į tą seną modelį. Ir tai, kaip mes mokom vaikus. Iš tikrųjų, jinai orientuota į žinių suteikimą, į tą kalimo žinių, taip, į tą formulių. Nebe to reikia. Mes norim, kad mokykla ne tik suteiktų žinias, o žymiai svarbesnis dalykas ugdytų asmenybę. Ir kuom tarptautinis bakalaureatas man asmeniškai imponuoja, kad jisai labai stipriai orientuotas į asmenybės ugdymą, į vertybių ugdymą, ypač pradinėse, vidurinėse klasėse. Kaip girdėjot, 11-12 klasė reikia tiesiog mokytis. Bet ankstesnėse klasėse tai yra labai daug gerų dalykų. Ir nežinau kaip kitiem, bet man kaip tėčiui, mūsų šeimai, svarbu, kad vaikai būtų išmokyti mylėti. Kad jie tausotų mylėtų žemę, kuri mums duoda viską. Ne? Kad jie suprastų tai, kas yra svarbu, kas nesvarbu. Kad ryšys su kitu žmogumi yra svarbus. Kad tai yra fundamentalūs dalykai. Kad tau turi rūpėti. Ir kokios pasekmės laukia, jeigu tu gyveni vartotojiškoje visuomenėje. Jeigu tu nori greičiau, pigiau ir visa kita nesvarbu. Jeigu tu nori tik imti ir negali duoti. Nemokyti. Niekas neišmokė tavęs duoti. Čia noriu papasakoti apie pavyzdį daug galėčiau projektų pasakoti, bet papasakosiu patį paskutinį. Tai čia bus iš Vilniaus tarptautinės mokyklos. Iš viso labai įdomu, ką jie ten mokėsi, kaip gyvenimiškai. Pasaulio pažinimas tai pas mus yra apie vasarą, žiemą, metų laikus, apie mėnulį ir ten dar kažką. Pas juos, pavyzdžiui, pasaulio pažinime yra tokia tema pinigai. Yra pinigai. Kodėl jie reikalingi? Kaip priklauso, nuo ko priklauso kaina. Tiesiog mokytojai turėjo per pamoką ten kelis saldainius ir pabandė aukcioną padaryti ir pademonstruoti, kaip ten kaina keičiasi ir nuo tų vaikų noro ir žinojimo, kad čia jau paskutinis saldainis. Aišku, po to pinigų tai ne, bet ir tada pinigų temoje jie turėjo tokį projektą surinkti pinigų, padėti atstatyti mokyklą Sierra Leonėje. Ten yra tam tikra iniciatyva, reikia 50 000 ir jie nusprendė prisidėti. Vaikai turėjo sugalvoti kaip. Tai pradžioje jie sugalvojo ten sunešti baltus centus, į butelį supilti, labai faina, rungtyniavo, kuri klasė daugiau, taip toliau. Bet po to tas netikėtai prasitęsė. Mes visai nesenai gaunam mūsų šeima kvietimus į koncertą. Pas mus šeimoje. Koncertą darys 2 jauniausios dukros, bus tos, kaip čia, atlikėjos. Sakom, kodėl reikia pirkti bilietus? Sako, čia jūs prisidėsit prie labdaros mokyklos atstatymo Sierra Leonėje.
Tada dar buvo toks gražinis išpardavimas padarytas, pieštukas, trintukas, dar kažkas po 1 litą. Ir sako, ir čia jūs prisidėsite prie šito. Ir tada kažkaip gavosi, ten surinko 50 litų dukra ir susirgo. Ir negalėjo nuvažiuoti į Kauno zoologijos sodą. Tada ateina, sako, tėvai, jūs buvot man skyrę ekskursijai tiek ir tiek pinigų. Aš, gana nelaiminga, kas sakau, nenuvažiavau, bet aš sugalvojau tokį gerą dalyką. Aš noriu tos pinigus irgi į tą fondą įnešti. Jūs vis tiek vis skyrėte. Man. Tai aš manau, kad tokios iniciatyvos, toks mąstymas, tai čia yra 10 metų vaiko pavyzdys. Ar mes norim, kad mūsų vaikai, kad jiems rūpėtų, kad jie mokėtų kažką duoti, kad jie sugalvotų, kaip tą padaryti, ar kad jie būtų plaukiantis pasroviui, kuriems rūpi tik žinios, pažymėjai ir galbūt... Kas yra svarbiausia šiandien? Klausimas. Aš padariau tokį tyrimą tarp vaikų, ko jie tikisi iš mokyklos. Tai čia yra ir mažų, ir didesnių vaikų atsiliepimų, tai atitinkamai ir jų logika, ir sakinių struktūra galbūt. Tai jie nori, kad būtų linksma, taip, kad būtų spalvota. Tarp kitko, kai kuriuose mokyklose vaikai dalyvauja projektuojant, kas ten dizainas toks bus, kas bus išpaišyta ant sienų, ir ten būna vertybės, ten būna dar kažkas. Puikus pavyzdys, kaip galima nieko neįdedant įtraukti vaikus ir jie aišku nori gerų santykių su mokytojais, su vaikais tarpusavį. Jie nori saugumo, tam tikro pagarbos, tolerancijos. Tada daug kas labai visgi priklauso nuo mokytojų. Šiai dienai vis tik tai, čia yra dar mūsų silpnoji grandis. Aš pradėčiau nuo institucijų, kurios ruošia mokytojus. Kaip jos ruošia? Kodėl būtent tokie mokytojai, tai jie tikrai ne visi motyvuoti. Ir atlyginimas čia nėra vienintelė priežastis. Aš manau, kad tie mokytojai, kurie dirba iš pašaukimo, jie tikrai turi kitą motyvaciją. Bet čia matysit pagarbą, čia matysit diskusiją su mokiniais. Su jais reikia elgtis kaip supratingai žmonėm. Jiems reikia nesakyti, ko reikia, bet priversti mąstyti, siūlyti, diskutuoti, patvirtinti ir leisti daryti. Noriu šiek tiek pakomentuoti paskutinį teiginį. Mes su vaikais diskutavome nesenai, kodėl jų mokyklose nėra nusirašinėjimo. Nėra tokio dalyko iš viso kaip nusirašinėjimas. Iš viso, neegzistuoja. Kodėl? Kodėl jisai yra kiekvienoje kitoje mokykloje? Vat vienas iš tokių labai paprastų. Pirmiausia, tai tave vertina, vėlgi ten nelabai pagal tą vieną pažymį, bet čia nesvarbu. Jeigu tu žinai, kad jeigu tau skaudėjo galvą, tu buvai nenuotaikai, tu kažkaip nepasirašai, bet tu bet kada gali grįžti ir iš naujo perdaryti tą darbą, tai o kam tada tas nusirašinėjimas? Tu nieko neišloši kažkaip, tai jų tas sąmoningumas yra visai kitas. Tai vat visai nesenai turiu pavyzdį, kai sūnus grįžo prie savo senesnių darbų, kokių 3 mėnesių, ir perdarė kokių 5 dalykų savo visus darbus, nes suprato, kad jam tai yra svarbu. Ir tai gali, ar kiekvienoje mokykloje. O tai koks galutinis tikslas? Tai galutinis tikslas ne įvertinti jo žinias tą minutę,